21-ąją minime pasaulinę Dauno sindromo dieną. Nuoširdžiai palaikome šeimas, auginančias vaikus turinčius Dauno sindromą. Klaipėdos medinės mokykla organizuoja akciją Bendrystės strėlė. Dauno sindromas tai ne liga, jos negalima išgydyti. Ir dar, ar žinojote, kartais šiuos vaikus vadina saulės vaikais, gal todėl, kad jie labai nuoširdžiai ir dažnai šypsosi. Apie Dauno sindromą šiandieną aš jums nepasakosiu. Labai daug informacijos galima atrasti apie jį internete, edukaciniuose filmuose, straipsniuose. Aš šiandieną tiesiog jūs noriu pakviesti paklausyti, ką kalba tėvai, auginantis šiuos vaikus. Ir paklausę, gal sužinosite ką nors naujo. Sveiki, aš esu Violeta, nuostabios ir ypatingos mergaitės Emilijos, turinčios Dauno sindromo mama. Ar žinote, kad kiekvienais metais, kovo 21 dieną, minime pasaulinę Dauno sindromo dieną? Ir galbūt jau esate girdėję, kad šią dieną, kaip tolerancijos ir palaikymo ženklą, žmonės mūvi skirtingų spalvų kojines. Kas simbolizuoja Dauno sindromą turintiems žmonėms? Būdinga išsiblaškymą ir kitoniškumą. Tačiau ar žinote ką nors apie 3 strėlyčių tatuiruotes? Ši tatuiruotė tai 3 aukštyn kylančios strėlytės. Jos simbolizuoja 21 chromosomos trisomiją, kuri nulemia Dauno sindromą. Strėlytės taip pat yra siejamos su judėjimu į priekį ir augimu, kas atspindi Dauno sindromo bendruomenės dvasią ir jų artimųjų palaikymą. Kitaip tariant, palaikau, myliu, padedu, prisidedu. Šių tatuiruočių idėja kilo 2017 metais Jungtinėse Amerikos valstijose ir viena iš pagrindinių šių simbolio populiarintojų buvo judėjimas The Lucky Few, kurį įkūrė 3 vaikų mama, įsivaikinusi vaikelį su Dauno sindromu. Šis pavadinimas The Lucky Few, kas lietuviškai reiškia pasisekė nedaugeliui, išreiškia tėvų ir globėjų jausmus, kurie jaučiasi laimingi, turėdami artimo žmogų su šia genetinė ypatybė. Šios tatuiruotės idėja sparčiai paplito socialiniuose tinkluose ir tapo solidarumo ir palaikymo ženklu visame pasaulyje. Tad kviečiame visus taip pat prisidėti prie Dauno sindromo dienos minėjimo. Bent vieną dieną pakvailiokim, apsimaukim skirtingas kojines, nusipieškim strėlyčių tatuiruotės, nebijokim pabūti kitokiais ir taip išreiškim palaikymą. Nes kiekvieno iš jūsų indėlis yra be galo svarbus, plečiant tolerancijos ribas ir formuojant sveiką visuomenės požiūrį į žmones su negalia. Ar kovo 21 dieną jūs esate su mumis? Sveiki visi! Norėjau pasidalinti gerą žinią. Kovo 21 dieną švęsime žmonių su Dauno sindromo dieną. Kadangi auginu dukrytę, kuriai šiam momentui 14 metų, prieš keletą metų pasidarėm draugų kompaniją tatuiruotės, kurios simbolizuoja Dauno sindromo medicininį dalyką kaip trisomiją. Vadinasi, turime 3 dalis strėlės formos. Strėlytė rodo mums ėjimą į priekį, o čia parašyta Morzės abėcėlės Urtė vardas. Tikiu, kad kovo 21 dieną daugelis iš jūsų mūvėsite skirtingas spalvotas kojines. Bet, kaip Emilijos mama sakė, pakvailiokim. Šiandieną kviečiu jūs pakvailioti ir ant rankų piešti strėlės antgalius, 3 strėlės antgalius, kurie reikštų toleranciją, palaikymą ir bendrystę. Įamžinkite šias prasmingas akimirkas ir nuotraukas siųskite mums.